Kai lietuviakalbiai nori angliškai pasakyti kažkas, kas nors arba bet kas, kyla didelė painiava, nes ne visada aišku, kurį žodį pasirinkti. Pasitikrinkite ir jūs save, ar mokėsite angliškai pasakyti tokius sakinius. Kažkas tau skambino. Someone arba somebody called you. Kažkas skaniai kvepia. Something smells good. Ar norėtum ko nors pavalgyti? Would you like something to eat? Ar kas nors namuose? Is anybody home? Ar ką nors girdėjai? Did you hear anything? Bet kas gali išmokti anglų kalbą. Anyone can learn English. Jeigu ši užduotis jums pasirodė kebli, grįžkite prie ankstesnės pamokos, kur nagrinėjome įvardžių some ir any vartojimą. Čia svarbu suprasti štai tokius dalykus. Teiginiuose, siūlymuose ir prašymuose mes paprastai vartojame įvardžius su dėmeniu some. O neiginiuose ir klausimuose sakome įvardžius su any. Taip pat teiginiuose reikšmėje bet kas. Kalbėdami apie žmones vartokite įvardžius su dėmenimis one arba body. O kalbėdami apie daiktus, dalykus ir reiškinius sudarykite įvardžius su dėmeniu thing. Jeigu, tarkime, kažkoks žmogus paėmė jūsų raktus, sakykite someone took my keys. Jeigu įvyko kažkoks įvykis, sakykite something happened. Jeigu prašote ko nors atsigerti, can I get something to drink? Jeigu nepažįstate čia jokio žmogaus, I don't know anybody here. Jeigu teigiate, jog bet koks žmogus gali tai padaryti, anyone can do it. Jeigu teiraujatės, ar kas nors skambino, did anybody call? Jeigu klausėte, ar pašnekovas matė kokį nors reiškinį, did you see anything? Taigi, jeigu suprantame skirtumus tarp some ir any, o taip pat tarp body, one ir thing, viskas tampa ganėtinai logiška ir paprasta. Namų darbams užduokite angliškai tokį klausimą. Ar kas nors ko nors nori? Lauksiu jūsų atsakymų komentaruose.